Va, Kaišiadorių rajonas, Nematinės seniūnija, Rengalio kaimo. Kaip, va, žiūrėkit, kaip išgreidiriotas kelias, jau sakiau, nuo sankryžos, va, nuo mane. Išpilto gružo, va, greideris pravažiavo. Matot, va, pažiūrėkit, kaip kelias, atrodo, tai tokiu keliu man su dviračiu važiuoti reikia, va, čia toks turi būti kelias. Tai vien akmenukai, va, vien akmenukai, matot. Buvo parašytas skundas į Kaišiadorių rajono savivaldybę, dokumentų skyrių metų laikų atsakymą atrašo. Prašau, kad Nematinė seniūnija tegu nusiveža šitą grūsą, nusigramdą nusiveža ir užpila gerą man žvyrį. Dabar va su dviračiu turiu važiuoti. Negaliu važiuoti, va, stumiuos dviratį, matot. Va. Reikia va stumtis dviratį, tai vat kaip tvarkelai kokie. Kaip padaryti tokią kiaulystę man iškrėsti, seniūnija Nematinė. Negaliu važiuoti, stumtis reikia, kaip aš galiu važiuoti per tokius akmenis. Nu. Va, matot, va, 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 pritarčiau pridėsiu, va, va. Taigi toks kelias turi būti, tai čia tyčia padaryti. Va, po greidelio nuvažiavimo, kas dar, aišku, apsimins, pasivažinyti, bet greidelis pervažiuos į vėl, va, 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 ko per akmenis, va. Per akmenis važiuotų. Nežinau, jei taip toliau keliai bus tvarkomi Nematinų seniūnijų, tai aš nežinau, ką daryti. Nė vienas seniūnas taip nepadarė, kaip šitą naujoji seniūnė man padarė. Tokia kiaulystė iškritė. Ir dar namus važiuojant, kad dar kur toliau. Va. Arba čia dabar reikia užpilti žvyro, galima dar va krašte aukšti, biškį papilti dar maibalą dabar. Tai va tiek.